Sveikučiai! Šiandien mano kamadė karšto rūkymo lašišą su ne visiškai standartiniais prieskoniais. Bet kokiai žuviai marinuoti, aišku, visada naudoju druską, juodus pipirus, taip pat granuliuotus česnakus, bet šį kartą dar pridedu rudo cukraus. Ir papildomai dar pridedu žolelių itališkų, kurios yra iš esmės skirtos makaronams, bet kodėlgi ne. Šiais prieskoniais bandžiau marinuoti mėsą ir gavosi labai puikus skonis. Tai pagalvojau, kad galima pabandyti ir žuvį pasimarinuoti su tais pačiais prieskoniais, nes kiekvieną kartą rūkinti su tais pačiais prieskoniais kaip ir atsibosta. Žuvį dažniausiai marinuoju trumpai, tai nebūtinai ten laikyti per naktį, galima aišku ir ilgiau, bet kai rūkinu greitai, tai dedu gana nemažai prieskonių. Nes tie prieskoniai neturi laiko įsigerti, dalis jų nubyra šiek tiek arba nuvarva ir tokiu atveju būna tiesiog nepakankamai skonio. Tai viską gana gausiai pasūdau, papipirinu ir palieku pastovėti kokį valandai dviems vėsoj vietoj. Na ir toliau kuriu kepsninę. Šį kartą rūkinsiu pakankamai žemoj temperatūroje, tai yra apie 100-110 laipsnių Celsijaus. Išbandžiau jau kelintą kartą tokį būdą, gaunasi labai neblogas skonis. Rūkinimui naudoju alksnio medienos kaladėlės, tai daug iš karto nededu, įdedu iš pradžių vieną, o paskui, kai jinai sudegs, įdėsiu kitą. Rūkinant žuvį arba mėsą irgi dažnai naudoju du deflektorius. Tai mintis čia yra tokia, kad iš apačios kuo mažiau karščio gautų tas rūkinamas maistas. Tokiu atveju gali intensyviau degti tie anglys apačioje esantis ir gaunasi geresnis tas rūkinimas, mano nuomonė. Bet iš esmės galima rūkinti ir su vienu deflektorium ir nenaudoti to paaukštinimo, kurį aš dažnai naudoju, tiesiog, kad aukščiau maistas būtų. Gaunasi rezultatas panašus, tai labai didelio skirtumo nėra. Tai jeigu nebandėt tokios konfigūracijos, tai rekomenduoju bent kartą pabandyti ir patiems įsitikinti, ar yra skirtumas ar nėra. Man tokiu būdu rūkinant ypač žuvį tikrai jaučiasi nemažas skirtumas, žuvis yra daug malonesnio skonio ir daugiau dūmo. Uždėjus žuvį iš karto pamažinu dar kepsninės angų atidarimą, nes temperatūra turėtų būti apie 100-110 laipsnių Celsijaus, pakankamai žema. Šiaip anksčiau rūkindavau aukštesniai temperatūroje, bet kelis kartus pabandžiau žemesniai ir buvau maloniai nustebintas. Pirmo medienos pagaliuko užtenka maždaug apie pusvalandį, kokią 40 minučių, jeigu didesnis, bet iš karto pridėti jų nerekomenduoju daug, nes tokiu atveju dūmas pasidaro per intensyvus ir šiek tiek gadina skonį. Tai geriau uždėti kelis kartus ir tą padaryti nėra sudėtinga. Tiesiog reikia nuimti visą sistemą kartu su visais deflektoriais, įdėti medienos pagaliuką ir viską sudėti atgal į kamadą. Tai tikrai užtrunka kelias sekundės, bet iš esmės toks rūkinimas yra geresnis negu pridėjus iš karto daugiau medienos, gaunasi švelnesnis skonis. Kadangi kepsninė jau kurį laiką kaista, tai kuo toliau, tuo reikia mažesnio angų atidarimo. Ir viską sudėjęs atgal, šiek tiek pridarau dar sklendės, apačioj palieku praktiškai vos mažytį plyšelį. Ir to pilnai pakanka, kad palaikyti 100-110 laipsnių temperatūrą. Kaip ir minėjau, anksčiau rūkindavau šiek tiek aukštesnėje temperatūroje, tai yra apie 120-140 laipsnių Celsijaus. Pastaruoju metu, ypač lašišą, stengiuosi rūkinti žemesnėje temperatūroje. Tai kuo tas rūkinimas žemesnėje temperatūroje yra pranašesnis? Visų pirma, tai, kad žuvis negauna aukštos temperatūros ir neišsiskiria baltymai, mažesnė rizika, kad tiesiog bus žuvis sausa, o pats rūkinimas užtrunka šiek tiek ilgiau. Tai kuo ilgiau tas rūkinimas užtrunka, tuo daugiau gauna žuvis dūmo ir tuo yra geresnis kvapas ir skonis. O kiek ilgai užtrunka tas rūkinimas priklauso ir nuo žuvies formos ir dydžio. Tai šiuo atveju svarbiau yra temperatūra vidinė ir aš nuimu, kai žuvis pasiekia apie 50-52 laipsnius Celsijaus, jinai būna sultinga ir skani. Na ir kągi, šį kartą gavosi tikrai puikus vaizdas, labai gražiai atrodo su tais prieskoniais žuvis, puikiai išrūkinta, nuostabus kvapas. O prieskoniai patys, aišku, jie nėra ten labai stebuklingi. Jeigu pasižiūrėti giliau į sudėtį, tai iš esmės yra aitriosios paprikos, tada yra petražolės, bazilikai, česnakai. Tai sakyčiau, vienintelis toks neįprastas ingredientas tai yra bazilikai. Ir šiuo atveju labai tinka prie žuvies. Gavosi tikrai puikia lašiša
ir nesigailiu pabandęs tokį nestandartinį prieskonių panaudojimą. Kartais norisi tiesiog kitokio skonio, nes visą laiką darant vienodai šiek tiek pabosta. Tikrai verta kartais paeksperimentuoti ir išbandyti naujus prieskonius. Kita vertus, atradus kažkokius labai gerus prieskonius, norisi viską daryti su tais prieskoniais. Tai kiaulieną jau rūkinau, žuvį jau rūkinau ir dabar galvoju, kad dar reikės pabandyti ir vištą. Skanaus ir iki kito karto.